Ar galite konkrečiai pasakyti, kada pradėjote raginti, kada tai atsitiko, kad išstotume iš Europos Sąjungos? Yra kažkur tai paskelbta? Taip. Deja, mes į Europos Sąjungą teisėtai neįstojom. Pagal konstitucijai nurodytą tvarką. Pritrūko 17% balsų. Mes turėsime diskutuoti, ar stojame į Europos Sąjungą būtent tokią, kokia yra dabar, kuri nori būti unifikuota valstybė ir kai Lietuvos ten nelieka kaip atskiros valstybės. Ir mūsų žodžio ir balso nieks neklauso. Tai mes turėsim diskutuoti, ar stojam į tokią Europos Sąjungą, ar nestojam. Tai čia yra dvi galimybės. Jeigu jinai pasilieka tokia kaip dabar, tai aš agituočiau už tai, kad tokios Europos Sąjungos ir tokios link diktatūros einančios centralizuotos valdžios mums nereikia, bet yra kita galimybė. Su sveikom jėgom esančioj Europos Sąjungoje ir Vokietijoje, ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, ir Olandijoje galima pakeisti Europos Sąjungą ir tada mums galbūt ir apsimoka būti joje. Bet viską nulems Lietuvos žmonės. Niekada neraginote išstoti iš Europos Sąjungos, ką kiekvieną dieną dabar kala tam tikri veikėjai. To nebuvo. Aš sakiau, kad žmonės turi nuspręsti. Ir sakiau, kad pagal teisės aktus mes neįstojome. Taip, reiškia tie žurnalistai ir todėl tiesiog... Išstoti mes negalime, nes kaip į Tarybų sąjungą mes nebuvom įstoję ir užtat 90 metais mes neišstojome iš Tarybų sąjungos, o paskelbėm, kad atstatom nepriklausomybę. Taip ir dabar išstoti mes negalime, net jeigu norėtumėm. Kada pradėjote kalbėti, jog Lietuva turi išstoti iš NATO? Tik Lietuvos žmonės turi ir nuspręsti. Mes pasiliekame šitame kariniame bloke, nes mes jame jau esame Lietuvos valdžios sprendimu. Ne žmonių sprendimu, o valdžios sprendimu. Pagal visą tvarką, jeigu mes sugalvotumėm, kad nebenorim būti šitam bloke, tai išlaikydami visas juridinės taisyklės po 12 mėnesių teisėtai, legaliai, mes nebebūtumėm karinio bloko nariais, o būtumėm neutralūs. Bet tai turi būti ne prezidento, ne vyriausybės, o Lietuvos žmonių sprendimas. Taip, tai reiškia, tie žurnalistai, komentuotojai ir visi kiti stebėtojai vėlgi turėjo netikslę informaciją, nes jūs niekada nesakėte, kad reikia išstoti iš NATO. Tiesiog tą reikia nuspręsti. Aš sakiau, kad kai mes Lietuvoj diskutuosime ir NATO privalumus ir NATO trūkumus ir kelsim įvairiais aspektais klausimus, ar buvimas NATO padidina Lietuvos saugumą, ar buvimas NATO sumažina Lietuvos saugumą. Tai aš pateiksiu argumentus, kad mano nuomonė, kad jeigu Lietuva būtų neutrali, tai mūsų saugumas būtų didžiausias. Kodėl skleidžiate Kremliaus naratyvą? Kad aš nežinau, kas yra Kremliaus naratyvas. O yra vakaruose šviesus protai, kurie mąsto taip pat kaip aš. Ir aš remiuosi būtent šitą kryptimi, bet jinai eina šitą kryptis iš vakarų, o ne iš rytų. Tai aš ne Maskvos naratyvą, o Vašingtono naratyvą aš skleidžiu. Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono.